Klientas pakvietė pakabinti kamerą su policijos švyturėliu. Va toks objektas namas tik įsikėlė ir nuo ko prasidėjo? Teisingai, su grąžto į laidą papuoliau. Nieko tokio, paimsim iš ten elektrą. Laidus tvirtinsim prie fasado su gofra, ultravioletui atspari. Jau pažinau, kad pradės man. O čia tokia katė, jie turi labai fainą, bet skaudžiai buvo. Jau kabinam gofrą, tvirtinam, laidus prametėm, bazės kamerų sumontuotos, liko tik paimti šitas gražuolės ir pakabinti į vietas. Nu viskas. Šitą vietą paruošta, šitą beveik. Taip, nuimam plėvelės, pakabinam dar vieną kamerą ir va taip tamsu, čia viduj tai viskas. Nu, ką tai reikia paglostyti būtinai. Va toks vaizdas. Ir žiūrėkit, dabar parodysiu jums, šviečia naktį tos kameros, įsivaizduojat. Va taip fainiai mes nupaišėm, kur reikia aptikti žmonės ir automobilius. Čia taip tamsu, o čia taip filmuoja kamera. O taip aptinka naktį viską, žiūrit naktinis vaizdas. O tokias kameras dienos metu va taip reaguoja. Norit apsisaugoti kaip ir šitas mano klientas, tai rašykit komentaruose kainą. Sekit šitą paskyrą, spauskit laikus, turit klausimų, komentuokit.